Vaikučiai, kur važiuojam? Animal Park. Sveiki visi, susitinkame iš mašinos, šiandieną yra sekmadienio rytas ir mes išvažiuojame į Emerald Park, seniau vadinosi Teito Park, tai jau kelias dienas orai labai geri, tai tikime šiandieną gero oro, nors pranešė lietų, bet esam viskam pasiruošę, sustojam degaliniai, laukiam vyro ir jo, esam pasiruošę labai smagiai dienai. Oh wow, oh my God. Susitinkame pirmadienį ir šiandieną išvežiau vaikus, grįžau po atostogų į mokyklas ir tokie patenkinti pasilgė. Atsikeliu šiek tiek anksčiau sudėti dėžutes, nes vakar mes grįžom kominiai. Mes vakar grįžom tokie pavargę. Tai vakar buvom Emerald Parke, seniau tai vadinosi Teito parkas. Yra didelis atrakcionų parkas, šeimos toksai parkas ir tenais yra karuselės, yra mini zoologijos sodas, yra visokių ten dalykų pilna. Ten visą dieną nuvažiuoji ir praleidi. Vakar buvo
nekoks oras, įsidėjom plošius, įsidėjom atsarginius drabužius, jeigu suleisim ir sušlapsim ar išsipurvins vaikai ir važiavom tenais, bet iš tikrųjų oras buvo pasakiškas, šilta, debesuota, bet šilta ir išgraudėjo danguje griaustinis, tai sustojo visas parkas, pasakė, visus išlaipino, sustabdė visas karuselės, gal 15 minučių. Ir tada vėl viskas pradėjo veikti, nes jeigu graudėjo, tai viskas išsijungė. Tai aš galvoju, jeigu atvažiuotum, sumokėtum beveik 204 asmenų šeimai ir pradėtų griaudyti ir ką, sakytų viskas, ate, šiandieną oras nekoks nebus atrakcionų ir ar grąžintų pinigus, ar kaip ten būtų, bet įdomu būtų sužinoti, kas nutinka tokiu atveju. Bet jo, mums labai pasisekė, neišvarė, tai labai smagiai pasibuvom tenais, ėjom ir pavalgyti. Tai čia vakar sutikom labai daug pažįstamų ir sutikom žmonių, kurių nemačiau labai senai, tai faina buvo. Kam tai ten labai patinka ir suaugusiam ten faina, ten tos karuselės. Tai pirmą kartą šiais metais ėjom ant vikingų valties tenais, kur taip iš aukštai paleidžia ir sušlampi. Dėliui nelabai patiko, nes jis sušlapo ir šiek tiek išsigando, bet Magnus tai labai patiko. Bet po to ėjome tiesiog į tą vaikų junior tą vietą ir tenais praleidom beveik visą dieną ir zoologijos sode. Mes tas didžiasis karuselės net neėjom, aš į vieną nuėjau pasisupti į tokią rimtesnę, nes visai eilės nebuvo. Bet vakar iš tikrųjų irgi kas nustebino, tai mes buvom praeitais metais tuo pačiu metu. Skraido mano viskas po kiemą, atiek vėjas stiprus, iš batuto bėga, tiesiog žliaugia vanduo, šiandieną visišką vėtrą. Tai mes parke buvome praeitais metais tuo pačiu beveik metu, tik važiavome savaitės paprastą dieną, man atrodo, ketvirtadienis buvo ir eilės buvo, tų didžiųjų karuselių eilės buvo, nuo 40 minučių net iki tenais 1,5 valandos kai kuriam ir tikrai labai didelės. Tai vakar buvo tenais surašytas, kai ėjom, tai 10-15 minučių ilgiausiai, 15 minučių buvo ilgiausiai kur laukti. Tai visur kitur buvo labai greitas, tiesiog eini ir supiesi visą dieną, kas labai faina, kad bus daug žmonių, bet paprastą dieną buvo daug daugiau, tai labai keista. Nusipirkau dažų šautuvą. Pagaliau, nes išbandžiau viską ir vis tiek aš jį nusipirkau, bet pagalvojau, kad aš turiu dar milijoną projektų, kurį panaudosiu, tai galėsiu parodyti jį, kai jau naudosiu, nes vaikai galvoja, kad jie kažką gavo iš Amazon, sudraskė man dėžę, viską ištraukė, tai tenais jo. Dabar viskas yra viename maiše sumesta. Reikės palikti tą darbą geresniam oram. Tai reikia pabaigti priekį daryti. Praeitą savaitę supylėme akmenukus, padarėme tokį kraščiuką, kuris man nepatinka, tai reikia sugalvoti, ką su juo daryti, nes nervuojas mane nesižiūri. Turiu daug reikalų lauke, bet oras neleidžia, tai teks tvarkytis namus, ko aš visai nenoriu. Praeitą savaitę turėjome vaikų atostogas ir oras buvo nuostabus beveik kiekvieną dieną, tai jie praleido visas dienas lauke, važiuodavome į žaidimų aikšteles, į parkus ir buvome kieme. Labai buvo fainos vaikų atostogos. Elderflower in Lithuanian is šeiva medžio gėlė. Šeiva medžio gėlė. Tai nuskyniau ir pamerkiau ir žiūrėkite. Sužydėjo per vakar dieną. Tai turiu tokį vazoje grožį, nukrauta viskuo, nes pas mane ir serbentai namuose ir žiūrėkite, ką jie padarė. Jų šaknis ir sodinsiu kieme irgi, nes turime krūmelį ir jį praplėsime. Tikrai turėsime uogų ant to krūmo, kurį planavau iškasti, nes jis atrodė numiręs ir jisai pavasarį atsigavo. Tai su kiemu šiais metais nusprendėme mes jį palikti ramybei. Turime padaryti 2 dalykus pagrindinius kieme, tai susitvarkyti tvoras, atsinaujinti šiek tiek namelį, nes nupūtė stogas, sakiau, per vėtrą baisę, kur čia buvo. Pas mus labai tai didelis projektas, nes reikia lyginti viską, reikia tenais pilti viską, ten labai daug darbo, pinigų. Tai nusprendėme susitvarkyti tik tvoras ir namelį, kad dar ištemti bent metus ar 2 ir tada kažkada apsimsime visų jau to tokiu, nes nieko neverta pradėti kampelio daryti, reikia viską daryti iš karto. Ir per šią vasarą tikrai pamatysime, kas kur geriau auga, kas iš viso auga, nes dabar mes, kai atsikraustėme, buvo gėlių kampelis vienas, tai matysime, kas kur auga ir dabar tie krūmai pradėjo viešėti. Tai ir tuo pačiu noriu išplėsti ir užsiauginti krūmelius, medelius, ką nusipirku mažesnius, kad jie būtų šiek tiek didesni ir kai mes darysime visą tą kiemo tvarkas, mano gėlės, mano puodai, mano krūmai jau bus šiek tiek ūgtelėję. Už namelį auga nemažas toks krūminis papartis. Tai viskas lenda į žemės, kur net neįsivaizdavom, kad ten jie yra. Ir kadangi mes atsikraustėme rugsėjį, mes nežinome, kas čia auga, kas čia yra pasodinta, gal yra gėlių, gal yra dar kažko. Priekyje radome gal 100 tulpių ir narcizų, tų tokių svoguniukų. Truputį renkam ir ieškom idėjų, ką darysim su tokiemu, nes Airijos standartas mūsų kiemas yra didelis. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl mums šis namas patiko, nes buvo didelis kiemas.
Tai aplinkui visus namus, kur žiūrėjom, nei vienas neturėjo tokio didelio kiemo, tai čia buvo vienas didžiausių pliusų, kodėl mes norėjome šio namo. Wow, kaip skraido mano hamakai, viskas. Einu tvarkytis ir sutiksime mes greitai. Jeigu nenori šveisti grotelių, išneši jas per naktį ir padėti žolėje ir palieki. Ir toks dalykas man patiko, nes ten kokią pastą sukurti, ar ten kokį švietimo produktą nusipirkti, o palikti lauke per naktį. Tai labai mažai darbo reikalaujantis reikalas. Tai prabuvo mano grotelės visos žolėje per naktį. Eisiu pasimsiu grotelės ir žiūrėsime, kaip jos valysi. Nes šiaip pasiemus tu turėtum tiesiog nuvalyti visą tą purvą, be švietimo, be nieko. Tai va, Baniškis iškepė vištieną grotelių ir po to laiko aš jų nebečvičiu, taip, kad jos atrodytų kaip naujas, tai va žiūrėsim, galbūt šį kartą pavyks. Tai va. Viskas tiesiog nusivalo. Šeštadienį buvau turgui ir užmačiau labai fainus maišiukus, tai vadinasi Snack Angle, tai va taip va atsiklijuoja, vidus turi va tokį va neperšlampamą sluoksnį, o išorė medžiaginė, skalbimo mašinai, bet gali vaiko vardą užrašyti, kas labai patogu ir nu kokybė fantastiška, tai sumokėjau po eurą. Kitas pirkinys 4 Nespresso puodeliai, kurie dabar indaplojat ir tada 4 tokias lėkštutės. Tai užmačiau šiuos molinius dalykėlius ir pagalvojau, kad labai būtų faina padaryti tokias mini lazanijas ar bulves, pavyzdžiui, su vištiena, ar nežinau, kokius nors patiekalus iš šiuos indus. Paklausus, kiek kainavo, pasakė, kad po eurą. Tai sugalvojau pirkti, bet sakė, jeigu pirksiu visą tą rinkinį, duos viską už 3. Tai už 3 eurus aš nusipirkau dar ir va štai šitokia, tada dar vat šitokia lėkštė inda. Amerikietiško bananų pyrago net receptas dar yra surašytas ir labai patiko ši forma, tai aš galvoju, jeigu nepanaudosiu jų kepiniams, panaudosiu lėkštėm po vazonais, nes jie labai gražiai atrodo ir labai tvirti. Tai su tais mažiukais tai būtent tą ir darysiu, jie bus po vazonėliais, tai va štai toksai miniukas. Tada štai toksai idealus kamemberto sūriui ir vat vienas dar toksai. Tai
pagaliau susitvarkiau po šią spintelę. Tai čia toksai organizuotas hostas, jokių suderintų organizerių, viską, ką radau namuose. Ir šį planavau nusipirkti ten tokią 2 aukštų lentynėlę. Gal tai padarysiu, bet kadangi mes turime vandens filtravimo sistemą ir va čia visokių dalykų labai daug, nelabai daug vietos atsiras, kad ir pasidarys tą spintelę. Tai šitie škudurėliai, kuriuos rodžiau iš Temo parsisinčių, tai labai patiko. Vat matosi šis, kuris jau labai naudotas ir puikiai sugeria vandenį, nepalieka jokių pukelių, nieko ir valiu su jo orkaitė, labai patiko, tai vat turiu jų nemažai. Čia visi tokie vat minkšti, daug sugeriantis vandens, tada čia yra nesugeriantis vandens ir patys mano mėgstamiausi visiems valymam virtuviniai rankšluostukai. Microfiberio keli rankšluostukai ir tada čia yra tokie dalykėliai, negražus rankšluostukai. Jeigu kažkas tenais labai sunkiai išsivalo, žinau, kad mesiu lauką pavalius, tai vat tuos, kuriuos vat gaila išmesti, dedu čia ir naudoju purviniem darbam. Ir tada čia yra keli, vat, tada yra mano mėgstamiausias šepetukas, šis dalykas labai rekomenduoju turėti visiems, tai yra toksai grandiklis, tai labai gerai, labai patogu virtuvės valymui, pačios labai geros kempinėlės, labai aštrios. Tenai susidėjau savo visas kempinėlės, tai vat ant viršaus panaudota, kad lengvai pasiekčiau. Šios kempinėlės, kurios sušlapinus į šiltų vandenių palieka minkštos, sušaltų kietos, labai geros šveitimams. Ir tokias pat turiu šios, buvo skirtos gyvūnų indelių valymui, bet aš naudoju jas visur. Paskutinis dalykas, kurį pabaigsiu ir turbūt nebepirksiu, nes labai lengva pasidaryti namuose būtent panašų produktą. Tai yra Brilo štai tokias kempinėlės, jos yra tiesiog metalinės kempinėlės su produktu. Labai gerai orkaitės šveitimui, gali pasidaryti tokią pastą su bet kuria kempinėlė, gaunasi panašus efektas. Tai kai pabaigsiu, turbūt nebepirksiu. Radau kelias pakuotės, tai sudėjau į vietą. Turiu savo virtuvės valiklį, jau kurį laiką perku valiklį, kurį gali pasidaryti namuose. Tai supili mažą maišiuką birios, tokios kaip pudros, užpili vandens ir turiu virtuvės valiklį, kur radau pakuotę šią paslėptą spintelėje, tai vat vos beveik pilna, labai gerai yra, matote, indukciniai valyti, tai tam ir sunaudosiu. Ir tada turiu dar Tesco tokį vat visko valiklį, tai irgi tuoj baigsis ir planuoju nebepirkti ir pereiti prie kažko natūralesnio. Noriu visko paimti ir išmesti, noriu viską sunaudoti ir tada pakeisti geresniam alternatyvom. Taip atrodo mano spintelė pakriauklė. Organizuotas chaosas. Tai aš labai mėgstu šias kempinėlės, tai parodysiu naują, kuri atrodo štai taip, nebelabai nauja, šiandieną naudoju visą dieną, bet yra tokia vat kempinėlė, viena pusė aštri, kita minkšta, prikišta kažkokio paminkštinimo, man jos labai patinka, tai vat, viskam jos tinka ir aš naudoju virtuvės valymui, stalo nubraukti, labai fainas. Tai yra iš firmos Minky, labai ilgai jos užteko, vidus visas susigumulavęs, kad ir taip liūdnai jie atrodo, aš jos neišmesiu ir pasiliksiu lauko palangiam valyti. Kau TK Maxx parduotuvėje štai tokia Greener Cleaner firmos šepetėlį iš perdirbto plastiko, tai po 2 savaičių vat koks jis paliko. Visas susilanksta, susigumulavo. Čia vienas didelis gubimo. Ir aš savo šepečius va tokius naudoju lėkštėms, puodams. Daugelis receptų, kuriuos noriu išbandyti, reikalauja natūralaus indų ploviklio. Tai aš sugalvojau išbandyti Minimal firmos ekologišką su rabarbarų citrinų kvapu. 5 litrai. Tai va ši talpa man kainavo 15 € Amazon. Ir galėsite įsipildyti savo kraniuką. Kitas produktas irgi pirkau didelę talpą. Citrinos rūgštis. Turbūt taip verčiasi, nežinau. 1,15 kg ir čia organiškas, kainavo 13 € visa ši pakuotė. Atradau labai įdomų receptą, tūliko valikliui, tai labai noriu išbandyti ir pagrindinis ingredientas yra būtent šis. Radau labai daug visokių namų produktų receptų, būtent naudojant šią rūgštį, tai sugalvojau pabandysiu. Ir tada nusipirkau leave-in kondicionierių, tai kondicionierius, kurio nereikia išplauti ir atvažiavo tokia vat tuba, 300 ml, milžiniška, aš nepasižiūrėjau kiekio, bet atsiliepimai buvo labai geri. Kaip tik pabaigiau savo purškiamą tą tokį kondicionierių, tai dabar pabandysiu šį. Firma yra Fanaula. Tai va, tokia pakuotė. Ir kitas dalykas, įtariu, kad šiek tiek prašoviau. Tas dalykas yra mano visiškas favoritas. Ir tai yra Maybelline Dream Urban Cover, tai yra veido pudra. Tai yra vienas mano mėgstamiausių visų laikų produktų. Bet būtelį bijau, kad prašau su spalva. Jo ant odos nejausi, bet viską maskuoja. Turi SPF 50 ir yra tiesiog labai fainas produktas. Aš turėjau prieš tai, sunaudoju iki paskutinio lašelio, nusifotografavau ir pamiršau nusipirkti. Spalva man buvo ideali ir lyg ir 130 buvo. Ar 103. Tai vat neprisimenu kuri. Žiūrinti pakuotę truputėlį tamsi, tai galvoju, galbūt prašoviu su spalva. Pagavau
akciją Amazon ir sumokėjau 4 centais. Tai va, šiaip jie daug brangiau kainuoja, bet pamačiau, kad akcija ir nusipirkau dėl to, kad žinau, kad kažkada labai patiko. Radau pas save 2 lininius, tai 2 vienodi, 2 tokie pas mane yra rankšluostukai ir man jie nepatinka virtuvės naudojimui, nes jie labai nenori sugerti vandens. Ir kažkaip aš jų stengiuosi nenaudoti vien dėl to, nes jie man nepatinka. Kadangi turiu jas 2, tai galvoju perkirpti, apsiūti ir padaryti serviteles arba maišiukus kažkam susidėti. Na, nežinau, bet gal nešiu prie siuvimo mašinos, pasidėsiu ir kažkada bus koksai mini projektas, panaudosiu dėl medžiagos, nes vis tiek linas. Bet virtuvės naudojimui man jie nepatiko. Tai pagaliau susitvarkiau pačią baisiausią savo virtuvės slaptą vietą, kurios niekas nemato, bet po tos spintelės ten atidarydavai, ten būdavo morališkai negaliu nusiteikti ją sutvarkyti, užtrukau kokį 20 minučių. Tai vat reikėjo seniau tai padaryti. O čia maniškio česnakinis sviestas. Tai čia kilogramas, man atrodo, jo gavosi, nes iš 4 pakuočių padarė. Mes darėme kokteilius, taip. Taip pat vieną kaip ir padarėm. Dabar darom papildymą. Bus labai skanu. Ne. Tu mus gaudės esi? Taip. Čia yra geriausias pirkinys, taip, Čarli? Parodyk, aš parodysiu visiems, kokį reikia nusipirkti. Ir tu turi, taip? Kur tokį pirkti galima? Lidl šitą pirkam? Ne, čia iš Temu. Mama užsakė internetu. Ir Magnus pasirodė savo fanarą. Jau biški užgijo, bet jo... Čia mano nauja. Taip, ir vakar jūs gaudėt bitės ir musės ir viską, taip, ir po to paleisdavot pažiūrėję, taip? Labai smagu. Va, Magnus ausį pagavo. Laukia maišas akmenukų laukia, kada supilsim. Nes pritrūkom. Apie vieną. Bet galėsim dėti va šitą pusę ant viršaus, gerai? Ne šitą gražesnį. O ne šitą keistą dėdę. Kas čia per dėdę? Jis nelabai gražiai atrodys ant lovos. Aš galvoju, dėsim šitą pusę, Lego pusę, gerai? Ne. Lidl parduotuvėje aš tai tokias naujas patalynės. Ir vaikam kaip tik ieškau, tai pamatė, vos iš laimės nenumirė. Tai va, dabar bandom susitarti, kad galbūt sutiks dėti, tą tokią pilkąją pusę. Štai šitaip, o ne va šitaip. Tu išpakavai. Kada nebaisi? Nu labai nekoks jisai. Reikia mesti į skalbimo mašiną pirmą ir tada va užsidėti. Vaikai grįžo iš mokyklos pavargę. Kai jie grįžta tokia pavargę ir matau, kad labai pavargę, tai gulamės pas mane į lovą ir skaitam knygą. Skaitam 2 pasakas ir tada aš jiem leidžiu skaityti patiem ir išeinu iš kambario. Ir dažniausiai jie paskaito savo knygą ir abu užmiega, pasideda knygas ir pasnaudžia. Tai būtent įvyko taip ir dabar ir jie užmiego, o aš nuėjau susitvarkyti nagų. Turėjom daug lauko darbų visokių ir neliko mano nagų. Vis užkibdavo, vis nusilaužau, tai dabar nusitrumpinu, vis laikau su kita mėlyna ranka ir ji buvo tokia tamsesnė. Ir
nepatiko, taip pat persilakau. Jei neklystu, šitas lakas labai senas iš AliExpresso, tai žiūrėsiu ar laikys. Firma nagų lakams ir visokiam tokiam dalykam turbūt yra Semilak, vien dėl to, kad kainos ir kokybės santykis labai geras. Mano mėgstamiausias turbūt produktas yra 5 viename, puikiai laikosi ir užtenka vieno lako, čia yra ir primeris, ir pati spalva, ir top coatas viename, tai va tas man patinka. Aš vis tiek naudoju prieš tai iš Mosaic firmos pirktus primerius, nes, mano nagai labai nenori laikyti gelio ir atšakinėja man viskas, tai aš turiu daryti tą primerį kitokį dėti šiek tiek. Kas man parekomendavo tą produkciją išbandyti, jiem nereikia nieko kito, tik šį. Aš labai mėgstu Mosaic firmos primerį ir kas čia yra ir fresheneris, tai numeris 1 ir numeris 2 nusipirkau labai senai. Jeigu noriu greitai pasidaryti ilgus prailgintus nagus, tai naudoju poligelį, kas irgi yra fainas reikalas. Toli gražu nuo idealaus rezultato, bet išsilaiko 2-3 savaitės. Ir aš pasidarau dabar nagus per gerą valandą. Iš Amazon nusipirkau štai tokią frezą prieš gal metus. Tada turiu Semilak firmos lempą, kuri yra labai gera ir greita. Visos mano nagų lakų spalvos ir geliai. Ir dar turiu dėžę su manikiūro pedikiūro tokiais reikaliukais. Prieš gimus vaikams aš pradėjau daryti nagus namuose, taip pat ir liko tasai dalykas. Ir kas varva šiandieną kalbėjau su mama ir sako, nusilaužiu 3 nagus vakar tvarkydama, niekas nepriima susitvarkyti ir to į darbą reikia ir nėra kada pakliūti. Tai vat aš atsimenu tą dalyką, kas mane labiausiai nervuodavo, kad jeigu nusilauži nagą ir vaikščiasi to nulūžusiu laku, kol tave priims ir, pavyzdžiui, jeigu tu turi kokią geresnę meistrę, pas ją ir taip sunku patekti. Labai skanu. Labai skanu? Taip. Kas skaniausia? Lasagna. Granola.